Dieną su jumis aš Gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė. Svarbi visiems paskaita, nes labai sunkiai žmonės atsigauna po įvairių virusinių bakterinių lygų, lėtinių lygų. O lėtinių lygų yra labai daug. Mano video. Ir šiandien aš pasakodama labai norėsiu, kad jūs ne tik šitą video peržiūrėtumėte, bet ir kitus video ir juos nurodysiu, jau nufilmuotus. Nes gilintis ir mokytis reikia labiausia, kaip aš visiems sakau, specialybė plus gilinimasis į tai, kas suteikia mums sveikatą. Viskas žinojimas apie judėjimą, mitybą, žinojimą, kaip mes sąveikaujame su kitais žmonėmis, kas mums priduoda ramybę, kaip mes stipriname savo vaikus maistu, kaip mes stipriname savo vaikus savo įsitikinimais, ramybę, sportu. O šiandien organizmo stiprinimas po virusinių bakterinių lygų, virškinimo sutrikimų, taip pat tai irgi gali būti kažkokia bakterinė liga, kaip Helicobacter pylori, tai virškinimo liga. Taip pat po lygų mums labai sunku atsigauti, ypač jeigu reikia anksti išeiti į darbą ir jau atrodo turėtumėt būti stiprus, bet nėra emocinės pusiausvyros arba energijos. Ir visą tai pakalbėsim, manau, kad tai visiems labai svarbu. Kodėl po jėgos jaučiamės nusilpę? Tiesiog imuninė sistema išeikvoja daug energijos ir netgi ATF. Ta energija yra pakankamai materiali ir ATF visada eina daugiau į tą vietą, o kitose vietose, kai trūksta ATF, tai gali ta veikla susilpnėti. Pavyzdžiui, kodėl visa energija metama gripo ar kito metu naujų medžiagų baltyminių, kurios užmuš virusų sintetinimu ir tada prašiau vyksta virškimas, automatiškai netenkam apetito. Tai normalu, nes jeigu bus daug maisto ir daug virškinsim porą dienų, tai kasgi kovos su bakterijom ir virusam. Visur reikalinga ta pati ATF, kuri gaminama mitochondrijose. Visada daug prisigamina laisvų radikalų. Nors laisvi radikalai gali irgi užmušti bakterijas ir virusus, bet vyksta ir pašalinis jų poveikis, kaip ir nuo antibiotikų. Jie tarsi plėšikai sužaloja geras ląsteles, padaro jos nenormaliomis. Taigi padidėjęs antioksidacinis stresas, tai biologinis rūdymas, reiks daugiau antioksidantų. Gaunam dažnai ir vaistų. Ir be to toksinai visada susidaro užmušant bakterijas ir virusus. Kas kenčia? Kepenys ir žarnyno imunitetas. Žarnyne labai daug yra limfinių mazgų ir jie kenčia. Jie dirba tiesiog, pavargsta. Ir po ligos jaučiam, kad sutriko virškimas, lėtesnė kepenų detoksikacijos, sakom, tu su blogai ten 2-3 kg, tu daugiau valgy ir atrodo daugiau maisto jie atgaudins. Ne. Ir čia yra tokie plakatai šių laikų, kad daugiau poilsiui matot, grino oro, didint tam tikrų elementų, iškart puls sportuoti, ne, bet vandens reikia garto, sveikai maitintis. Ir dar stresas. Galvom pasveiksim, ne, stresuoja ir aplinkiniai. Patys, jeigu liga užsitęsia, lakstam pas gydytojus, nesuprantam rodiklių reikšmės. Labai paplitęs ne žmogaus, o rodiklio gydymas. Žmogus sutriko medžiagų apykaita ir dėl to atsirado metabolinis sindromas. Ir dar po Helicobacter pylori čia keliom moterim liko daug laisvų radikalų sužalotų vietų, prastesnis virškinimas. O žmogus bando susimažinti vien tik cukraus kiekį. Jiem dieta tik tai antro tipo diabeto, kad nebūtų. Visų kitų jis ne. Arba labai daug kas feritino. Rodiklis feritinas, galvo, visos lygos tik išnyks, jeigu aš jį pasididinsiu. O kodėl neįsisavina tos geležies? Va, ką tik video dariau prieš savaitę. Stresas dar didina kortizolio kiekį, slopina imuninę atsaką, lėtinę audinių regeneraciją, ypač kepenų didina, nuovargį ir nerimą psichologiniu būdu. Arba vartokit vakare valerijonus pasiflorą. Ir pirmas žingsnis poilsis ir ritmas, miegas, gulėkit. Jeigu nors neužmiegat, gulėkit šavasanai, klausykit muzikos, ypač kol serga, turi temperatūrą, porą dienų po jos lengvai pavaikščiokit ir vėl pagulėkit. Pertraukos dienos. Ir švelniai grįžkime, ne tai vieną dieną guliam, kitą šokam jau įdarom. Antioksidantai. Tai va daug apie antioksidantus mano video. Ir sakiau, taip parengiau tą struktūrą, kad jūs mano kanale susirastumėte tuos video. Ir čia aš kalbu ne šiaip apie antioksidantus, bet kaip jie naikina
mūsų organizmo imuninės galias, atsparumą ir kaip matuojamas pats to antioksidantų pajėgumas. Ne visi antioksidantai yra vienodo stiprumo, toks ORAX metodu. Ir kurie antioksidantai vadinami stiprus, juos verta vartoti ir tinka, kurie silpnesni, bet irgi vartojami dėl kitų savybių. Maistas kaip antioksidantai svarbiausia. Nes jie neutralizuoja laisvuosius radikalus, mažina uždegimą, padeda imuniniai sistemai ir saugo ląstelės nuo pažeidimų. Būtinai. Čia net ir vaikam reikia žinoti, kokius antioksidantus duoti, nes dalis video ne tik senėjimo lėtinimui, bet ir apie antioksidantus. Ir kad pasakysiu vis dėlto, kad spalvos yra antioksidantai, tai yra bioflavonoidai, mėlynės, juodieji serbentai, vyšnios, liofilizuotus galit pirkti vaikam, ten va, kalėdom, kitiem dalykam, naujiem metam. Tai geriausia dovana, o saldainiai yra cukrus ir dar daugumoje jų riebalai yra hidrinti. Granatai, žalioji arbata, epigalokatechinas, kakava, labai visi prieskoniai, ypač gvazdikėliai ir ciberža. Ir vitaminai po lygos. Labai daug kas nežino, kad mes B12 virš 100 laipsnių, jeigu ruošiam kepsnius ar ką, viskas dinksta. Ta mėsa visiškai nevertinga ir dar baltymai sunkiau įsisavinti, tik virta. Ir tai ne greitpuodė virš 100. O dar reikalingas ir C. Mūsų erškėtožės labai daug jo turi, vitaminas D, B grupės ir vitaminas A. Galit pagerti ir papildų. Dabar svarbiausi mineralai - cinkas, selenas, tai braziliški riešutai, magnis. Magnio daug chlorofilo molekuliai. Chlorofilas žalia spalva daržovių. Jis nesuirsta verdant. Ir dar gaunam ne tik tai iš chlorofilo magnį, bet ir azoto atomus, kurie reikalingi, kad kepenys sintetintų daugiau kaip 1/2 aminorūgščių. Nebūtina gauti su maistu, kepenys būna nusilpę, bet pradeda sintetinti. Net tą patį gliciną sintetina. Mūsų kolageno sintezei reikalinga. Iš anglies, vandenilio, deguonies, bet būtinai reikia ir azoto. Glicinas įeina tai į kolageno sintezę ir į daug kitų reikalinga. Geležis, jei energijos trūksta, bet dėl geležies preparatų būtinai tarkitės ir pasižiūrėkit tą video. Galiu grįžti, parodyti tą video apie feritiną. Būtinai. Po virusinių infekcijų skysčio balanso atkūrimas, būna dehidratuotas organizmas, tiesiog net jeigu ir geriam, stengiasi išplauti toksinus ir balansas skysčių sutrinka, ypač jeigu dar viduriavo. Antioksidantų gausi mityba, tai daug spalvotų daržovių. Lietuviai nelabai moka jų gaminti, tai va sakysim, moliūgų sriuba tiršta, galima įdėti bulvių arba ryžių, kad sutirštintų, o šiaip verdant galima dar ir cukinijų, ir porų, ir būtinai morkų. Bet pagrindas yra moliūgai, truputį riebalų įdėti. Lėtas fizinis aktyvumas, lyg tai kauptumėm energiją, kaip mums norisi, pasiražyti, pajudėti, kad linksmumas būtų, galime lėtą šokį pašokti vaikai. Nervų sistemos raminimas, džiugi muzika, gera nuotaika, nebūtinai tą nervų sistemą vaistais ar ten levandom raminti. Aišku, yra aromaterapija, nekenks ten levandų eterinis aliejus arba levandų kiti gaminiai. Atsigavimas po bakterinių infekcinių. Labai daug skiriam antibiotikų, bet kartais būna pavojinga. Tada jau ypatinga programa, šiandien aš jos ir neduodu. Pasižiūrėkit video, kaip pagerinti žarnyno veiklą, kaip atsistatyti, kokius probiotikus, prebiotikus vartoti. Ir labai po bakterinių infekcijų nukenčia kepenys. O kepenys labai lengva mityba. Pavyzdžiui, 3 dienas beveik be mėsos ir pieno, nors po to didinti lęšius, kiaušinius. Nes jeigu jūs iškart duosi daug tų baltymų paprasčiausiai nesuvirškins, o jų kaip tik reikia daugiau. Kas iš to? Dar labiau nuodysit kepenis ar susidarys užburtas ratas. Ypač lengvai virškinamas maistas, nesutrinka virškinimas, labai nukenčia žarnynas, limfmazgiai. Ir ypač po virškimo ligų, po visokių helikobakter pylų, jeigu buvo rotavirusas, kai viduriavot, arba šiaip po lengvo gastrito ar sunkaus, tai čia jau atskiro video reikia.
virtos daržovės, sriubos ir sultiniai, tik ekologiškai. Mėsos sultinį galima duoti. O sultinys gali būti ir stiprus daržovių sultinys, tai visų daržovių ne, bet kad gautų mikroelementų, duot gerti. Labai daug išeina mineralinių medžiagų į tą sultinį. O mes paliekam, išverdam daržovės duodam, o mineralai tai sultinį. Fermentuoti produktai, toksinai. Uždegimo lieka liekanos, kad lėtinis uždegimas nevyktų ir išeitų vaistų metabolitai, būtinai reikės irgi specialios mitybos. Tai reikia apvalyti, ką minėjau, kepenį, žarnyną. Nes kol metabolitai įvairių naudų bus kepenyse, žarnyne, kituose audiniuose, bus labai padidėjęs nuovargis. Ir kaip padėti organizmui apsivalyti. Tai va, peržiūrėkit dar vieno video mitybą, kuri gydo uždegimus ir autoimuninės ligas. Nu, taip, vandens, skaidulos, echos firmos aš perku labai geros su probiotikais, prebiotikais, skaidulos vaistinės. Judėjimas, būtinai reikia judėti, būtinai. Net sergant reikia judėti. Sergant tai žmogus ant vieno šono, ant kito, rankas papurto, kojas, tai mitochondrijų veikla aktyvina, kepenų palaikymas, kai gali papildais arba tiesiog žalių kokteilių, ypač tuo metu, kai yra žalumynų, ar turit petražalių, krapų, jeigu spaudžia sultis, pavyzdžiui, morkų ir obuolių jau ligoniui atsigavimui tik kambario temperatūros ir žoleliai meskim į tas sultis, kad gautų chlorofilų, kad detoksikuotųsi kepenys. O šiaip papildai yra silimarinas, lecitinas, tai vienas iš fosfatidil kartu su fosfatidilcholinu, lecitinas ir yra fosfatidilcholinas, bet ant vienų papildų užrašyta lecitinas, o chemiškai jis fosfatidilcholinas atgaulina kepenis, hepatocitų senelės iš jų, pats cholinas, N-acetilcisteinas ir daug yra kitų visokių žolių. Adaptogenai tai medžiagos didinančios fizinį protinį aktyvumą ir labai atstatančios imunitetą. Padeda organizmui prisitaikyti prie streso, stiprina atsparumą, gerina energiją ir nuotaiką, daug kas. Energija, nuotaika, neurotransmiteriai kartu padeda visai bendrai organizmo reguliacijai ir subalansuoja nervų sistemą. Tai va, žiūrėkit apie adaptogenus. Aš atskirai labai daug turiu apie švagadą, atskirai apie radiolę, mažiau apie liauterokoką. Ženčinis atsargiai, tarkitės su fitoterapeutais, baigusiais farmacijos fakultetą, kad ir Skirkevičių. Labai galima daug ligų pagydyti, bet reikia atsargiai. Jis nurodus dozę, dar ženšenis turi būti ištirtas. Ką reiškia ištirtas? Kaip alkoholis būna 5 ir 50%, tai ten kelias medžiagas - ženšenizidus ir saponinus. Tai parodo ženšenio stiprumą, nes tu nežinai, kiek tų miltelių. Geriausia malta ženšenio šaknis maišyta su medumi ir poliežuviu, ne arbatos, nes daug kas neištirpsta vandenyje ženšeno veikliosios medžiagos ir ta arbata, tai kaip sakoma, išmetimas ženšenio kapsulės arba su medumi. Ir tikrai labai atsigavusite. Lengvas judėjimas. Tai labai apie biohaikingo metodus. Čia yra ir kvėpavimo pratybai, pagumburio, hipofizės antinkščių ašį atstatyti, kaip aš daug kartų mokinau, įkvėpi ir lėčiau iškvėpi. Ir koncentruojasi į kaktą, pakaušį ir stuburą. Ir šiek tiek aukštyn žiūri. Aš dabar užverčiau galvą, reikia tik akis aukštyn. Ir tiesiog užsimerkus žiūrėti per viršų, atrodo, kad tu žiūri per ragus kažkokius į viršų aukštyn. Ir čia yra visi tie pratimai duoti. Ir kadangi aprašyti, aš šito video nenorėjau ilgo daryti, kiekvienas iš jūsų turit galimybę dar pasižiūrėti tuos video, kurie būtent jum atsistatymui yra reikalingi. Ir žiūrėkit, ne iš karto daug visą dieną, bet vieną dieną vieną ir pamėginkit tai daryti, užsirašyti, kas jums tinka, kas netinka, arba kas, tiesiog jum atrodys per sunku, ne tai, kad netiktų kūnui. Šiaip lengvas judėjimas, tai pasivaikščiojimas, būtinai tempimo pratimai, kvėpavimo ir švelni joga labai padeda. Mūsų ten žvakė, atsitupimas, gulėjimas ramybėj šavasanoj, streso mažinti, taip pat yra jogos pratimai. Tai či ir kiti švelnūs pratimai, tai kaip sukaupti energiją galit pasimokinti, nebūtinai tuos tikruosius judesius, kurie jau tai či. O šiaip gerina energijos tėkmę, ypač akupunktūriniuose kanaluose, mažina stresą, gerina viso organizmo homostazę ir kūno pusiausvyrą, tinka po ilgo silpnumo.
emocinė būsena. Va. Ir mano video pasižiūrėkit, idėjos mažinti stresą, negatyvumą, įgyti ramybę ir sveikatą. Teigiamos emocijos. Tokia, kokia jūs aplink 10 žmonių, tokia ir jūsų. Pasižiūrėkit, viskas blogai, blogai, blogai. Aš įdėjau video, kad tapom 21 šalimi pagal tinkamumą gyventi, ne vien pagal BVP, pagal tai, koks klimatas, žmonių tarpusavio santykiai, yra žemės drebėjimų, medicina, švietimas, sveikatos, bendrai apsauga. Tai jau pasakiau ir daug, daug kitokių veiksnių. Omanas pakilo į žemą, į atrodo 4. vietą. Ir ten Šveicarija, Liuksemburgas visada. Ir mes tuo nesidžiaugiam, bet niekas nieko neplatina. Jeigu neduok Dieve kažkoks blogumas, o tikrai sistemoje, nu, žmonių tarpusavio santykiuose. Bendrai, jeigu kas nors keikiasi, niekas nerašo, keiksmas, jau sakiau, yra prakeiksmas. Labai sužalojimas žmogaus energoinformacinio lauko. Ir apie tą reiškinį niekas Facebook'e ten neparašys. O kažkaip kitus dalykus emocinė, kad būsena būtų gera, tai turi būti tarp teigiamų, pozityvių žmonių, kurie neužsimerkia akis, aišku, prieš blogį reikia sustabdo nusikaltėlius, bet jie yra optimistai ir mato pasiekimus, ir ne vien pasiekimus yra emocinė būsena. Žmonės gyvena įvairiose šalyse ir skurdesnėse pakankamai turėdami maisto ir knygų ir kompiuterių ir labai laimingai, net kartais negalėdami keliauti, kaip dauguma iš mūsų gali, neturėdami nuosavų namų ar sodų. Ir mažinkim nerimą. Nerimas kartais ateina iš kitų žmonių, apribokim su jais bendravimą. Svarbus palaikymas ir savijauta, bet kai jūs grįž gera savijauta, jūs irgi tą optimizmą turit kitiem perduoti. Jūs ne tik turit gauti, jūs turit duoti. Kaip ugdyti optimizmą? Maži kasdieniai tikslai, maži. Šiandien tą padarau, rytoj tą dėkingumo praktiką. Dėkuojat už viską. Visą tą leidžia jums veikti, kad kažkas atnešė jums maisto sergant, ryšį su gamta. Išeikit pakvėpuoti šiltai apsirengę į balkoną arba prie namo. Ir švelnus taip savęs palaikymas, kantrybė, organizmui reikia lauko, atsigavimas nėra lyginis, kaip pasakau, vieną dieną geriau, blogiau, bet turim vis tiek kilti aukštyn. Kūno signalų, vieną dieną nesinorės visai valgyti, nu ir mažiau valgykit, nes maži žingsniai stiprybė veda. Ir ką daryti jau šiandien, nes lėtinės lygos gali įsivystyti po sunkių bakterinių virškinimo infekcinių ligų, o lėtinės lygos neprivalo būti tavo ateičiai. Ką daryti jau šiandien? Tai maistas, poilsis, ramybė yra pagrindas. Antioksidantai ir mikroelementai, judėjimas ir emocinė pusiausvyra. Čia pusiausvyra klaida. Organizmas moka atsigauti. Atsigavimas vyresnėme amžiuje sunkesnis, lėtesnė regeneracija, bet tai normalu. Nenorėkite kaip jauni. Galite ilgiau pasivartyti lovoje, tas privalumas. Didesnis jautrumas vaistams. Reguliarumas, mažesnės, bet nuoseklės pastangos. Mityba vyresniems žmonėms, nu labai lengvai virškinami baltymai, jau ne jums šašlykai ir kepsniai. Vitaminas D plus K2, magnis plus B12. Ir būtinai antioksidantų turintis maistas kasdien, nors pasaulyje kokių šilauogių, liofilizuotų uogienių virtų be cukraus yra taip, kad labai ilgai vyriančios arba liofilizacijos būdu gautos uogienės. Atsigavimas po COVID sunkesnis, nes kitaip vyksta reakcijos, atsiranda ilgalaikis nuovargis, dusulys, silpnumas, daugiau laisvų radikalų kūne, atsiranda ir nervų sistemos disbalansas, COVID neurotransmiterius išderina ir labai labai didelis oksidacinis stresas. Reikia antioksidantų ypač daug. Ir atsigavimas, jeigu ypač rimčiau sirgote, ilgesnis bus. Po COVID neskubėti grįžti į tą krūvį prastinį. Kvėpavimo pratimai būtini. Kminai, aš čia nepasakiau, kminai padeda įsisavinti deguonį, magnis, B grupė, vitaminas D, švelnus judėjimo pratimai, kaupti energiją, kaupti kaip rūtulį įsidėti šiandien.
Tai jūs kiekvienas tą mokat. Papildai omega 3 riebalų rūgštis, antioksidantai, vitaminas C, polifenoliai, baltymų, priešuždegiminė mityba. Padeda meditacija, tai reguliarus miegas, riboti informacinį stresą, kaip išsivalyti protą nuo mentalinio triukšmo, to mentalinis detoksas. Būtinai šitą video pasižiūrėkit, kas negalit įsivalyti. Kada kreiptis į gydytoją, jeigu persirgom, atrodo, praėjo mėnuo, jeigu užsitęsęs dusulys, kad kokios obstrukcinės plaučių ligos negautumėt, širdies ritmo sutrikimai, stiprus silpnumas, daugiau 2-3 mėnesius nepraeina, staigus būklė, jeigu staigiai. Va, pablogėjo ir dar vieną dieną pablogėjo, tai kreipkite. O po virškinimo ligų, jeigu buvo korona, viduriavimas per koroną, tai dar blogiau, pažeista žarnyno gleivinė, tada sutrinka ir įsisavinimas per plonąjį žarnyną ir tada, o storasis tai pilvo pūtimas, diskomfortas. Tai šiltas, minkštas maistas, pagrindė virtos, trintos daržovės, o galima įvairių. Įvairių. Galima dar orkaitėje vėliau ir kepti, išskopti, įdėti kažko tai kitų daržovių, va, brokoliai, cukinijos, morkos, kopūstai, paprikos ir visą tai sutroškint. Sultiniai, ekologiška mėsa ar vien daržovių. Šiaip šiltas, minkštas maistas, šiek tiek grikių ar kruopų. Troškintos daržovės geriau negu kruopos. Mažiau baltymų. Vengti žalių ir dirginančių produktų. Gali būti kasa nusilpus. Mikrobiotą atkurti, probiotikai, prebiotinės skaidulos, fermentuotų produktų. Irgi pasižiūrėkite, gydoma plaučių žarnyno ir oda čia pagal kinų mediciną. Reguliarus valgymo laikas, papildai pavirškimo sutrikimų. L-glutaminas, cinkas, virškinimo fermentai, jei reikia, jeigu labai nevirškina ir ilgą laiką negalite atsigauti, nu ką darys, reikia. Ramunėlės, pankoliai, bet kokie prieskoniai. Aš jau apie probiotikus nešneku, taip kepenų ir žarnyno labai stiprus ryšys, nes kepenys neutralizuoja toksinus, žarnynas imuniteto centras po virškinimo sutrikimo atsistatė, skaidulus padeda detoksikacija, vanduo būtinas kasdien. Taigi aš nustoju dalintis ekranu ir mielieji linkiu šiais metus pabaigti nepersivalgius, negauti virškinimo sistemos ligų, kitais metais susidaryti save sveikatinimosi planą, taigi sveikatos tiek mentalinės, kognityvinės, tiek viso kūno funkcijų ir optimizmo.